Vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Šiandien mes girdim iš Evangelijos pagal Luką, kaip Jėzus buvo pasitiktas prie šventyklos. Atrodytų paprastas toks susitikimas, vaikus atnešdavo į šventyklą. Šiandien kaip tik jau švenčiam, mes negalėsim 2 vasario melstis, tai šiandien giedam giesmes, skaitom skaitinius iš Viešpaties paaukojimo šventės. Taigi, ta paaukojimas tas vyko 40 dieną po Jėzaus gimimo, po šventų kalėdų. Ir atrodytų toks paprastas susitikimas, daug vaikų pasitinka, bet jis nebuvo paprastas. Simeonui buvo pažadėta Šventosios Dvasios, kad jis nemirs, kol nepamatys Viešpaties pateptojo, kol nepamatys Mesijo. Ir štai šiandien jo laukimas išsipildo, jis paima kūdikį ant rankų ir taria žodžius, kuriuos bažnyčia kartoja kiekvieną vakarą. Ir tie žodžiai, kuriuos ir dabar girdėjom: dabar gali, valdove, kai buvai žadėjęs leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akis išvydo tavo išgelbėjimą. Tai štai ta giesmė yra giedama kiekvieną kartą, kada meldžiamės per vakarinės pamaldas. Kiekvieną kartą. Tai tapo bažnyčios himnu. Tai žodžiai žmogaus, kuris rado gyvenimo prasmę, nesutiko išganytoją, sutiko Kristų. Ir tas susitikimas mums primena, mums sako, kad tikrasis žmogaus svajonių visų išsipildymas, jo gyvenimo įprasminimas mums tikintiesiems nėra turtuose ten sėkmėje, ilgame gyvenime, ko mes tai be abejo linkime vieni kitiems ir to, bet esmė yra kitame. Susitikime su Dievu. Simeonas galėjo ramiai jau išeiti iš šio pasaulio. Ir tai irgi labai svarbu, tie žodžiai parodo, koks tas susitikimas yra svarbus. Mes sakom, linkim vieni kitiems ir patys svajojam, kad ir aš taip gyvenime sutikčiau Dievą, kad patirčiau jo buvimą, jo malonę, o tą tikrą. Ne tokį kartais, kai mes ten išgyvenam ar neišgyvenam nieko net maldoje, štai ateina laikas melstis, o mes taip, gerai, reikia melstis, pasimelsiu. Bet tikras susitikimas su Dievu, kuris apgaubia, apima žmogų tą palaimą, tikrą laimę. Ir tada, kada tai vyksta, yra tiek svarbu, kad kaip Simeonas ištarė tuos žodžius, gali leisti savo tarnui ramiai iškeliauti. Tai reiškia, jisai sako, dabar aš jau galiu numirti. Nes jau vyko tai, kas turėjo vykti mano gyvenime, be ko aš labai bijočiau numirti. O dabar galiu ramiai numirti. Tiek tas susitikimas su išganytoju, su Mesiju, jį paveikė, kad jisai jau nebebijo numirti. Va dabar iš karto. Viskas, aš jau galiu ramiai iškeliauti. Vat koks susitikimas. Koks kaip perkeičiantis žmogų. Tikras susitikimas su Dievu. Ir Simeonas palaimina Mariją ir Juozapą. Ir ištarė tokius tikrai sunkius žodžius. Ne kiekvienas norėtume išgirsti, kada mus laimina ir kada linki kažko tai, arba pasako, kas turėtų įvykti. Ir štai Simeonas sako Marijai, ir štai tavo pačios sielą pervers kalavijas, kad būtų atskleistas daugelio širdžių mintys. Kristus bus ženklas, kuriam bus prieštaraujama. Jis atneš šviesą, bet ši šviesa skleis ir tamsą žmogaus širdyje. Ir tas skirtumas tarp tamsos ir šviesos bus tiek akivaizdus, kad žmonės net
prieštaraus tam. Ne visi norės žengti šviesą, ne visi norės sekti išganytojų Kristumi. Ir šitas prieštaravimas įvyks. Ne visi jį priims. Ir kelias per išganimą iš tiesų eina per kančią ir kryžių. Kalavijas pervers tavo pačios sielą. Šie žodžiai skirti ne tik Dievo motinai, bet ir kiekvienam iš mūsų. Priimti Kristų reiškia būti pasiruošusiam, kad Evangelija ne visada bus patogi, kad dvasinis gyvenimas, apie kurį neretai mes pamastom, kaip gera melstis, tokia malonė, palaima, tokio kažkokio tai būti būsenų, tokio ramioj. Mes ir bažnyčioje kartais ramybės, tylos ieškom, bet ne visada tai būna. Evangelija, ta geroji žinia, būna ir nepatogi. Ten nėra tokių žodžių, arba tokių raginimų, tokių reikalavimų, kurių nenorėtume. Arba dar nepasiruošę priimti. Taigi, tikėjimas reikalauja ir pasirinkimo, drąsos, o kartais ir aukos. Ir ta auka, paaukoti savo principus kažkokius, tai savo laiką galų galę, savo kažką, tai prie ko aš pripratęs, paaukoti ir ta auka būna skausminga. Sunku atsisakyti, bet aš žinau, kad reikia to. Be to aš neišgyvensiu to tikro susitikimo su Dievu. Taigi, Simeonas taip pat belaukdamas išganytojo, jam buvo šventosios dvasios pažadėta, o jis jau buvo labai garbaus amžiaus. Taigi yra tokio kantraus ilgo laukimo pavyzdys. Mums laikas atrodo, kad praeina diena, 3 metai, 10-mečiai ir gyvenimas prabėga. Taip, bet Dievas tikrai mato, kada tai turi įvykti, kada galima jau leisti duoti to, ko mes prašome. Vienas laukia ištisą dieną, kitas laukia ištisą metus ir kantriai laukia, nes aš žinau, kad ateis laikas ir Dievas duos, dabar gal aš nepasiruošiu. Ir tai yra tokio dvasinio budrumo, gilaus, taip pat gyvenimo maldoj, nuolatinio to laukimo, ne šiaip laukimo sudėjus rankas, aš palauksiu, ten savo darbais užsiimsiu ir Dievas duos. Jis ateis, susitiksiu. Ne. Tai yra to maldos gyvenimo, dvasinio gyvenimo laikas. Ir tada ateina ir Simeonas laukia, jis irgi galėjo pasakyti, tai jau mano gyvenimas baigėsi, tai kiek galima laukti jau. Bet jis laukia. Ir štai tas laukimas pasiteisino tokiu susitikimu, po kurios jis pasakė, o dabar aš jau galiu numirti. Tai štai, duok Dieve mums tokio atsivertimo gyvenime, tokio susitikimo, kad ir mes galėtume pasakyti, Viešpatie, jau įvyko viskas, kas gali būti geriausia mano gyvenime. Ir padėkoti jam, nusilenkti. Ir tada mes pasikeisim, tada tai bus ne toks kažkoks techninis, toks, davė, gerai, tai čia taip turi būti, ašgi žvakę man pastačiau ir ne vieną, tai dabar jau turi kažką man duoti. Ne, tai bus tikras atsivertimas, tikras sielos atsimainimas, ko linkime mes visi ir savo ir kiekvienam iš mūsų brolių ir seserų.